Sekmadienio ankstyvas rytas, matau kaip kyla saulė, štai ten jau dengiasi medžiai ta šviesa, nes iš priekio pro tarpelį jau kyšo saulė. Daug paukščių atgijo, vis skirtingesnius balselius girdžiu, kaip pastovus koncertas, kaip terapinis koncertas aplinkui čia vyksta, kaip tu dar pats matai sniego. Yra lopinėliais ten prie kluono, dar daugiau jo galėčiau net slidinėti. Sekmadienio rytą prabudau be žadintuvo po 5 tyloje. Pasidariau sekmadienio kavos puodelį, susimuliau su rankiniu malūnėliu kavą, išsiviriau ją. Ir sėdau prieš langą, dar brėško, kad pagalvoti dar kartelį apie tą gyvenimą, kuris vyksta aplink mane, aplink visus čia esančius žmonės šitam gyvenime. Kodėl mes gyvename tokį arba tokį gyvenimą? Ir kaip gauti to įkvėpimo, kad savo gyvenimą paversti ryškiu. Kodėl aš taip siekiu negyventi pilko gyvenimo? Kodėl aš ieškau nuotykių, ieškau tų paslapčių, gyvenimo paslapčių. Kodėl aš taip darau? Kodėl daugelis net neužduoda šito klausimo? Kai anksti ryte atsikeli ir eini pagalvoti apie savo gyvenimą, kaip jį susikurti, ne kaip gailėtis jo, kaip jį susikurti, koks jis galėtų būti, viduje atsiranda pakylėjimas. Pakylėjimas gyventi gyvenimą, ieškoti sprendimų savo. Ir man tie rytai yra patys nuostabiausi, jie užsipildo. Jie užpildo mane ir aš matau ateitį. Šita sodyba, šita trobelė, šita gamta yra mano nuotykis šitame gyvenime. Šitą nuotykį iš esmės pats savo susikūriau per visas aplinkybės, bet man tai leidžia pajausti gyvenimą. Mano vizijos dalis kurti erdvę, kurioje aš galiu būti, kurioje aš galiu gyti, kuri būtų sala mano sielai, kuri būtų vieta atvykti kitiems žmonėms, atsigauti po jiems skirtų gyvenimo iššūkių. Tai dar viena vieta, iš kurios aš galiu keliauti per pasaulį. Aš taip kuriuosi savo gyvenimą. Visada degė manyje viduje ugnis pažinimo. Nedaug matau žmonių, pas kurios dega ugnis. Daugeliui yra uždaryta bet koks gyvenimo spalvų ieškojimas. Kol nėra tylos, kol nėra vienatvės, tu negali suprasti savo poreikių. Tu negali jų išgirsti, neįmanoma fiziškai. Fiziškai, mentališkai, niekaip neįmanoma. Aš vertinu ir savo buvimus ir triukšme, ir miestuose, ir visur kitur, veiksmuose, ir šitoje vienatvėje ir ramybėje. Aš suprantu, kad tai ir duoda man mano matymą į gyvenimą. Aš jį noriu gyventi ryškų šitą gyvenimą savo, neslygindamas su kitais. Sau, dėl savęs, kaip aš noriu gyventi tą gyvenimą. Mano visi šitie pokalbiai, kuriuos aš čia darau, yra susijęs su įkvėpimu.
Tai įkvėpimas tau gyventi ir ieškoti tokio gyvenimo, kuris skirtas mums klestėti, atskleisti savo galimybės. Bet ne apie nuobodų, pilką, beprasmį gyvenimą, kur daugelis sukasi primityviame lygmenyje. Labai trumpai apie tą primityvumą. Kai gyvenimas sukasi apie darbą, apie namus, apie teliką, apie ekraną, apie išėjimą vakare į miestą, apie tai vadinamą kultūrą, dar kažką panašaus, jis yra pats primityviausias. Mes savęs nei trupučiu neatskleidžiam, mes neturim didingumo savyje, kaip klestėti. Mums uždėtas šydas, kad mes turim gyventi tokį primityvų gyvenimą. Vargti visą gyvenimą, būti kančiose, bijoti visų įvykių, kurie nuo mūsų nepriklauso ir nesiekti savo aukštumų. Aš siekiu savo aukštumų nesvarbu, kiek man metų ir kiek man jų bus, iki gyvenimo pabaigos. Tiek, kiek man leis sveikata, aš sieksiu savo aukštumų. Ir tada aš jaučiu, kad aš gyvenu. Nesvarbu, kad aš gyvenu kukliom sąlygom. Bet širdyje aš jaučiu didžiulį pasitenkinimą. Tu taip pat gali vertinti savo gyvenimą, kokį pasitenkinimą jauti iš tos kiekvienos dienos. Kaip tu vertini savo gyvenimą. Šitas pokalbis lygiai taip pat apie tą įkvėpimą kurti didingą savo gyvenimą. Kodėl jo nepagyvenus tokio įdomaus, kad gyvenimo pabaigoj galėtum sakyti, tai bent turėjau gyvenimą. Kodėl mes to negalim padaryti? Kas mus blokuoja? Ieškau šitų atsakymų, matau tuos atsakymus. Ne visus, bet dalį, kodėl mes taip elgiamės. Ir mano išėjimas į pasaulį, į kitokio gyvenimo kūrimą savo visų pirma, yra per paprastus fiziškus elementus. Viskas yra susijęs su mūsų fiziškumu, tai yra mūsų kūnu, mūsų sveikata, mūsų savęs nežalojimu per įvairius svaigalus, mūsų savęs nežalojimu per informaciją, kuri formuoja mums nesiekti nieko gyvenime, būti pilkais, neįdomiais žmonėmis, nes taip mums suformuota, per švarą, kuri ateina valdant savo emocijas. Nėra paprasti procesai. Bet pagalvok, jeigu tu savo laiką, vietoj to kiekvienos dienos pasižiūrėjimo, kas gero nutiko kažkokiose socialinėse erdvėse, arba kažkas kažką ten pasakė ir tu pasižiūrėsi ir skirtum tą laiką suprasti savo procesus, metus. Padaryk maksimalios dėmesio koncentracijos į tai, kas tau svarbu. Ar tu įsivaizduoji, kur tu nueisi? Ar tu įsivaizduoji, kaip tu jausiesi? Ką tu patirsi ir ką tu atrasi? Aš taip darau, aš spaudžiu tą koncentraciją į savo gyvenimą, patirti tą gyvenimą. Praeitą kartą minėjau, kad vietoj baimės, kuri dabar aplinkui visur, kas čia darosi, ekonomika, kūras, karas, čia reikia kažkaip tai taupyti, kruopų prisipirkti. Aš kuriu išėjimo iš baimės strategiją, kuri yra svajoti ir kurti tas svajonės. Tai yra, kitą savaitę pradėsiu registraciją žmonių, kurie nori jungtis į ekspedicijas, plaukti būrinių laivų su manimi ir su mano draugu kapitonu, kur mes atradinėsime naujas vietas žemėje, naujas vietas, ką mes galime patys su savimi kaip žmonės. Ir taip sieksime savo dingo gyvenimo čionais per tokius elementus. Ne baimę, o per kūrybą. Aš kuriu kiekvieną dieną. Kviečiu ir tave kurti, suprasti save, tapti pavyzdžių ir įkvėpimų kitiems, gyventi drąsiai ir būti stipriu.